Labadiena, draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandien yra 25 metų kovo 18 diena, antradienis, ir jūsų namus atkeliauja 10-oji tokia mini jubiliejinė Mozerio radijo laida. Tradiciškai visų pirma padėkosiu visiems jums už gerus atsiliepimus, už gerus komentarus, už tai, kad klausote Mozerio radijo. Jūsų komentarai padeda Mozerio radijo laidų sklaidai, todėl jie yra labiau reikalingi ne man asmeniškai, kad aš galėčiau jais pasidžiaugti, o tam, kad ta informacija, kurią aš dalinuosi su jumis, pasiektų kaip galima didesnį ratą klausytojų. Ir aš labai tikiuosi, viliuosi, kad tos žinios ir tie mano pastebėjimai, kuriuos išsakau viešai, jums rezonuoja. Labai džiaugiuosi, kad jūs juos pastebite ir įvertinate. Reiškia, tas darbas nėra bergždžias. Na, o šiandieną noriu pakalbėti tokią temą, kuri šiaip jau yra labai plati tema ir apie ją galima būtų kalbėti tikrai labai daug, bet aš stengiuosi savo klausytojų nevarginti ilgais monologais, ilgais pasakojimais. Būtent tokia yra Mozerio radijo laidų koncepcija - pateikti informaciją glaustai, koncentruotai ir pasakyti esmę. Tema yra pilietybė, konkrečiai Lietuvos Respublikos pilietybė. Ką mes apie tai žinome? Aš pirmiausia gal pacituosiu tokią ištraukėlę iš vieno šaltinio, tokia teorinė dabar trumpai dalis, 2 sakinukai. Pilietybė yra neatskiriamas valstybės suvereniteto atributas ir svarbi demokratijos garantija, kuri numato kiekvieno šalies piliečio dalyvavimą valstybės valdyme, jo teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Piliečių ir valstybės ryšys yra abipusis. Taip, reiškia, pilietybė reiškia tam tikrą ryšį tarp piliečių ir valstybės. Koks tas yra ryšys abipusis? Valstybė garantuoja savo piliečiams visas įstatymų nustatytas piliečių teises ir laisves, su sąlyga, kad jie, tai yra piliečiai, vykdys jiems nustatytas piliečių pareigas. Šitoje vietoje stabtelsiu ir štai paminėsiu tokį vieną, pasakysiu pastebėjimą. Mes iš savo politikų, valstybės institucijų atsakingų pareigūnų dažnai girdime tokį pasakymą, kad Lietuvos Respublikos pilietis turi būti lojalus savo valstybei. Aš atidžiai peržiūrėjau tiek Konstituciją, tiek Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir neradau niekur neradau pasakyta, neradau tokios teisės normos, kuri nustatytų Lietuvos Respublikos piliečiui pareigą būti lojaliu Lietuvos valstybei. Dabar dar kas yra svarbu paminėti, kaip supranta mūsų politikai, valstybės pareigūnai tą pasakymą būti lojaliu Lietuvos valstybei. Jie tai supranta tiesiogiai. Tai reiškia, kad palaikyti valstybės vykdomą vidaus ir užsienio politiką visais klausimais. Ir ypatingai šiuo metu tai galime labai aiškiai pastebėti, kad bet kokia kritika valstybės institucijų, pareigūnų, jų priimtų sprendimų atžvilgių yra bandoma pateikti, yra traktuojama, bandoma pritempti prie to, kad asmuo yra nelojalus Lietuvos Respublikai kaip valstybei. Tai yra amoralus požiūris, toks politikų požiūris, valstybės institucijų, pareigūnų ir tame tarpe ir žiniasklaidos, kadangi žiniasklaida aptarnauja valstybės institucijas, tai žiniasklaida, ta sisteminė žiniasklaida labai aktyviai palaiko tokią poziciją, kad, pasikartosiu, kritika, kurią mes išsakome valstybės institucijų atžvilgių, yra laikoma kaip nelojalumas Lietuvos Respublikai kaip valstybei.
Tai visiems tokiems pasakoriams, taip pasakysiu, noriu priminti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio antrąją dalį, kurioje yra pasakyta: piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką. Tai yra konstitucinė kiekvieno piliečio teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą. Todėl kritika valstybės vykdomai tiek vidaus, tiek ir, kas šiuo metu labai aktualu yra, užsienio politikai, nereiškia nelojalumo Lietuvos valstybei. Šioje vietoje labai dera prisiminti 23 metais berods Lietuvos Respublikos prezidento Nausėdos pasirašytą dekretą dėl pilietybės Lietuvos Respublikos pilietei Margaritai Drobesko atėmimo. Aš peržvelgiau to meto spaudą ir radau vieną tokį straipsnelį. Čia kalba vidaus reikalų ministerijos atstovas Abramavičius, kuris sako, kad akstinas pradėti svarstyti atimti pilietybę iš Margaritos Drobesko prasidėjo dar praėjusiais metais. Jis pažymėjo, kad pagal šią įstatymo formuluotę pilietybės netekimas yra galimas asmenims, kurie savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos valstybei arba viešai reiškia palaikymą valstybei keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos, ES arba sąjungininkų saugumo interesams. Ir kas prisimenate tą atvejį, na, toliau aš gal pacituosiu vidaus reikalų ministerijos tuometinio atstovo Abramavičiaus, kelis teiginius. Jisai sako, buvo prieita prie sprendimo, kad minėta pilietė atvirais veiksmais palaiko agresinę valstybę, šiuo atveju Rusijos federaciją, kurios pilietė ji ir yra. Jos antras pasas yra Rusijos federacijos. Anot vidaus reikalų ministerijos iš viešai prieinamų Rusijos žiniasklaidos šaltinių matyti, kad Margarita Drobesko bendradarbiauja, kokie skambų žodžiai, bendradarbiauja su Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatjana Navka, dalyvauja jos organizuojamuose šokio ant ledo pasirodymuose ir tikėtina gauna už tai atlygį. Matome aiškę sąsają su Putino režimu, pilietei Margaritai Drobesko dalyvaujant rinkiniuose, skleidžiant Rusijos pasaulio naratyvą ir tuo palaikant režimą. Anot vidaus reikalų ministerijos, Margarita Drobesko nepasmerkė ir nepaprieštaravo Rusijos vykdomiems brutaliems kariniams veiksmams Ukrainoje. Jūs įsivaizduojat, mėly mano klausytojai, koks debilumo laipsnis turi būti pas žmogų, kad jisai kaltintų Lietuvos Respublikos pilietį tuo, kad jis kaltintų Lietuvos Respublikos pilietį nelojalumu Lietuvos Respublikai kaip valstybei. Dėl to, kad Lietuvos Respublikos pilietis viešai nepasmerkė ir nepaprieštaravo Rusijos vykdomiems brutaliems kariniams veiksmams Ukrainoje. Aš pirmoje ar antroje Mozerio radijo laidoje kalbėjau apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turime teisę turėti savo pažiūras ir įsitikinimus, teisę turėti pažiūras ar įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė laisvai reikšti pažiūras ar įsitikinimus taip pat apima asmens teisę nereikšti pažiūrų ar įsitikinimų. Kitaip tariant, tiesiog, paprastai kalbant, tiesiog tylėti. Mes galime turėti savo pažiūras ar įsitikinimus, bet mes neprivalome, neturime pareigos jų viešai reikšti. Ir tai vadinama yra laisvė būtent reikšti savo pažiūras ar įsitikinimus.
Todėl jeigu aš viešai nepasmerkiau Rusijos vykdomų brutalių karinių veiksmų Ukrainos atžvilgių, tai nereiškia, kad aš esu nelojalus Lietuvos Respublikos valstybei. Tai taip pat nereiškia, kad aš palaikau Rusijos vykdomus brutalius karinius veiksmus Ukrainos atžvilgiu. Aš tiesiog pasinaudoju savo konstitucinę teisę susilaikyti nuo viešų komentarų. O tai, kad Lietuvos Respublikos pilietė, dabar, kol dar vyksta teismo procesas, šiuo klausimu yra kreiptasi į Lietuvos Respublikos konstitucinį teismą, nors tiesą sakant, aš labai didelių vilčių dėl mūsų konstitucinio teismo, čia taip švelniai tariant pasakiau, labai didelių vilčių neturiu, kokią jisai pateiks išvadą. Bet kol vyksta dar teismo procesas, reikia sakyti, kad buvusi Lietuvos Respublikos pilietė Margarita Drobesko, jinai buvo kaltinama tuo, kad dalyvavo šokio ant ledo pasirodymuose, kurios organizavo Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatjana Navka, ir tokiu būdu yra padaroma sąsaja, kad yra kažkokie tai glaudūs ryšiai su Kremliaus režimu. Čia yra tiesiog trūksta žodžių. Trūksta žodžių ir matot, tokie pavyzdžiai, apie kuriuos aš šiandieną kalbu, apie kuriuos aš kitose laidose esu paminėjęs, jie tikrai neleidžia man, sakykime taip, palaikyti mūsų valstybės vykdomos užsienio politikos konkrečiai šituo klausimu, kaip ir kitais klausimais, nes aš matau, švelniai tariant, labai daug keistų dalykų tokioje vykdomoje mūsų valstybės institucijų vykdomoje užsienio politikoje. Matysime, kaip šita byla pasibaigs, bet mano svarbiausia žinutė, ką norėjau pasakyti, tai yra tai, kad valstybės institucijų kritika, valstybės pareigūnų kritika tiek vidaus, tiek užsienio politikos klausimais ir mūsų nepritarimas valstybės vykdomai politikai, užsienio valstybių, vykdomai vidaus ar užsienio politikai, nereiškia tai, kad mes esame nelojalūs valstybei ir apskritai mes neturime, kaip Lietuvos Respublikos piliečiai, pareigos būti lojaliais Lietuvos valstybei. Priešingai mes turime konstitucinę teisę kritikuoti valstybės institucijų ir pareigūnų darbą, jų veiksmus, turime teisę tą daryti, konstitucinę teisę. Ir aš pasakysiu dar daugiau, jeigu mes manome, kad ta politika, vidaus ar užsienio politika yra žalinga, kenksminga mūsų valstybės, pirmiausia, mūsų pačių valstybės interesams, mes turime ne tik konstitucinę teisę kritikuoti, bet netgi, pasakysiu daugiau, turime konstitucinę pareigą tą daryti. Ir aš sakyčiau priešingai, tas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris, kalbant paprastai, mato negerovės, bet tyliai yra abejingas, jisai yra nelojalus Lietuvos valstybei, nes jo abejingumas, jisai tik tai skatina tokių veiksmų tolesnį vykdymą. Čia viską galima dabar apversti aukštyn kojomis, tai kaip kalba, reiškia, mūsų valstybės politikai, valstybės institucijų atstovai, ta pati žiniasklaida, kuri kaltina valstybės institucijų darbo kritikus, kaltina nelojalumu Lietuvos valstybei, tai aš sakyčiau, yra kaip tik priešingai. Dar grįžkim trumpam į Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas numato, bet apie pilietybės gavimo vieną iš būdų. Kiekvienas iš mūsų, gal ne kiekvienas klausytojas yra, bet turbūt 99% klausytojų, mes Lietuvos Respublikos pilietybę gavome gimstant. Ir jinai mums buvo suteikta be mūsų atskiro prašymo. Galima tam tikrą prasme sakyti prieš mūsų valią. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, aš dabar nekalbu apie tai, aš tiesiog konstatuoju faktą. Gimdami mes gavome Lietuvos Respublikos pilietybę. Ji buvo suteikta be mūsų prašymo, be mūsų išreikštos tam tikros valios tą pilietybę gauti ir ją turėti.
Bet jeigu pasinagrinėsime pilietybės įstatymą, mes matysime, kad norėdami atsisakyti pilietybės, jeigu tarkime mes esame tik Lietuvos Respublikos piliečiai, neturime kitos pilietybės, turime vieną Lietuvos Respublikos pilietybę, norėdami tos pilietybės atsisakyti, mes patirtume, mūsų prašymas atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės būtų netenkinamas, nes pilietybės įstatymė yra numatyta, jog asmens prašymas atsisakyti turimos pilietybės yra netenkinamas, jeigu jį patenkinus asmuo liktų be jokios valstybės pilietybės. O kadangi pilietybė, kaip minėjau pradžioje laidos, yra tam tikras teisinis ryšys tarp valstybės ir konkretaus piliečio, tai tuo pačiu reiškia, kad teisės aktai yra sukurti taip, jog mes negalime būti tiesiog, mes negalime nepriklausyti jokiai valstybei. Nors, pasikartosiu, pilietybė mums buvo suteikta be mūsų atskiro prašymo, atsisakyti tos pilietybės mes neturime galimybės. Iš mūsų gali būti atimta tik tai Lietuvos Respublikos pilietybė, jeigu mes, pavyzdžiui, įgysime kitos valstybės pilietybę, apie tai nepraneždami mūsų valstybės institucijoms. Arba štai vienas iš tokių pagrindų Lietuvos Respublikos pilietybės, kada yra netenkama, bet tai jau yra, reiškia, pilietybės atėmimas, ne atsisakymas, kai mes patys norime atsisakyti pilietybės, bet kai mes jos netenkame, kai ją iš mūsų atima. Tai vienas iš pagrindų, kada yra netenkama Lietuvos Respublikos pilietybės, yra, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis tarnauja kitos valstybės tarnyboje, neturėdamas Lietuvos Respublikos vyriausybės leidimo. Kas yra tarnyba? Kas yra tarnyba? Kitos valstybės tarnyba. Kitos valstybės tarnyba, aš dabar tik tai vieną epizodą išskirsiu. Kitos valstybės tarnyba tame tarpe apima karo tarnybą ir kitokią statutinę tarnybą. Tai jeigu Lietuvos Respublikos pilietis tarnauja kaip statutinis tarnautojas kitai valstybei arba kaip kareivis, kaip karys tarnauja kitos valstybės kariuomenėje, iš jo Lietuvos Respublikos pilietybė yra atimama. Nesvarbu, ar jis turi viengubą tą Lietuvos Respublikos pilietybę, ar turi šalia Lietuvos Respublikos pilietybės ir kitos valstybės pilietybę. Pilietybė Lietuvos Respublikos piliečių yra atimama, jeigu jis tarnauja, atlieka karo tarnybą kitai valstybei ir jeigu tą karo tarnybą kitai valstybei atlieka be Lietuvos Respublikos vyriausybės leidimo. Šioje vietoje noriu priminti, kad ne per seniausiai spaudoje buvo paskelbti vienas po kito 2 straipsniai, kuriuose buvo rašoma apie tai, kad Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atimta 2 Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie tarnavo Rusijos kariuomenės daliniuose. Rusijos kariuomenės daliniuose, kovojančiuose kovojančiuose su Ukraina. Tai kaip buvo nustatyta, kad tie Lietuvos Respublikos piliečiai tarnauja Rusijos kariuomenės daliniuose, spaudoje buvo rašoma, kad tai buvo nustatyta vadovaujantis tų Lietuvos Respublikos piliečių socialinių tinklų paskyrose paskelbta medžiaga, ten nuotraukomis ir panašiai. Kitaip tariant, mūsų institucijų atsakingi pareigūnai surinko medžiagą, surinko duomenis, kad štai yra pagrindas manyti, kad tie Lietuvos Respublikos piliečiai tarnauja Rusijos kariuomenėje
ir kadangi jie tarnauja Rusijos kariuomenėje, neturėdami Lietuvos Respublikos vyriausybės leidimo ir dar be to kariauja, reiškia, tarnauja daliniuose, kurie kovoja prieš, reiškia, šiuo metu vykstant karui su Ukraina, prieš Ukrainos kariuomenę, pilietybė jiems buvo atimta. Iš kitos pusės, atkreipkite dėmesį, mes ypač pastaruoju metu galime matyti labai daug straipsnių spaudoje, kur patys Lietuvos Respublikos, ir tai spausdina LRT, Delfi, kiti masinės žiniasklaidos šaltiniai. Patys Lietuvos Respublikos piliečiai pasakoja apie tai, kaip jie tarnauja Ukrainos kariuomenės daliniuose, Ukrainoje, kovoja Ukrainoje, ten vienas sužeistas, vienas žuvęs, ten, reiškia, daug yra, daug tų pasakojimų, daug, aš dabar tų pavardžių neminėsiu, bet karo pradžioje tai buvo labai slepiama. Ir dabar jau jie kalba atvirai, neslėpdami savo vardų, pavardžių, neslėpdami veidų. Ir man neteko matyti, neteko girdėti ir aš garantuoju, kad nėra nei vieno atveju, kad Lietuvos Respublikos pilietybė tokiam Lietuvos Respublikos piliečiui būtų atimta dėl to, kad jis tarnauja Ukrainos kariuomenėje. Kokias išvadas mes galime padaryti? Mes galime išvadas daryti tokias. Arba tai reiškia, kad arba tie piliečiai yra gavę Lietuvos Respublikos vyriausybės leidimą tarnauti Ukrainos kariuomenėje ir kovoti dalyvauti tame kare su Rusija. Arba kitas variantas yra, kad jie neturi, o tai yra pirmuoju atveju, tai reiškia, kad faktiškai Lietuvos Respublika dalyvauja kare tiesiogiai, jeigu jinai duoda leidimus Lietuvos Respublikos piliečiams tarnauti Ukrainos kariuomenėje, kur šiuo metu vyksta karas tarp Ukrainos ir Rusijos, tai reiškia, kad Lietuvos Respublika de facto, de jure, jinai yra dalyvaujanti kare valstybė. Kitas atvejis yra tai, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės leidimai šiems asmenims yra neduoti, nesuteikti ir į visą tą pažeidimą, dėl pilietybės įstatymo pažeidimo, yra žiūrima pro pirštus. Tai vienų Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgių, kurie tarnauja Rusijos kariuomenėje, įstatymas yra taikomas, kitų Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgių, kurie tarnauja Ukrainos kariuomenėje be vyriausybės leidimo, pilietybės įstatymas yra netaikomas, jiems pilietybė yra neatimama. Ir toks dvigubų standartų taikymas nei kiek nestebina, žinant faktą, kad lygiai taip pat yra su mūsų valstybės vėliava, kuri pagal valstybės vėliavos įstatymą kaip numato valstybės vėliavos įstatymas, prie valstybės institucijų pastatų ar šalia tų pastatų užsienio valstybės vėliavos gali būti iškeliamos tik tai tarptautinių renginių atveju. Tai nereikia turbūt sakyti, kad Ukrainos valstybės vėliava prie daugelio valstybės institucijų pastatų yra iškeltos pažeidžiant valstybės vėliavos įstatymą ir tokie pažeidimai yra toleruojami, pateisinami, naudojant tą motyvą, kad palaikyti Ukrainą yra šventas reikalas, yra šventas dalykas ir tai mes galime daryti pažeidinėdami mūsų šalies įstatymus, nesilaikydami konstitucijos, negerbdami savo šalies valstybės vėliavos, savo šalies istorijos. Tai štai va tokie dalykai. Mylieji, nenoriu jūsų varginti ilgiau ir tai buvau suplanavęs, kad mūsų ši laida bus trumpesnė, bet tikiuosi, kad informacija, ar bent jau dalis tos informacijos, ką šiandieną išgirdote, jums buvo įdomi. Dėkoju visiems už tai, kad klausėtės, linkiu gražios ir prasmingos dienos visiems mums ir sakau iki kitų susitikimų. Ačiū tiems, kurie buvote kartu, dėkoju tiems, kurie mane išgirdote.